Gerai, važiuojam. Subloja. Ką norėtum sudeginti ant laužo? Jis yra politinis kalinys. Grįžimas prie savo tikrosios esybės. Kartais net sveiku protu negali suvokti, kad tai gali vykti. Aš jį gražiai įstumiu lauk ir sakau, būk žmogus, keliauk lauk iš čia. Galios monopolį pradeda susikūrinėti va šitie fašistuojantis judėjimai. Ūkiškai čia reikia. Filmavimas mūsų renginyje yra nepriimtinas. Prašom, apleisti pastatą. Jis dirba jėgos struktūros. Jie pradeda galvoti, palauk, tai kur yra vis dėlto tikroji jėga? Aš dirbsiu ten, kur bus jėga. Policija sulaikė tą žmogų, kuris buvo išstumtas. Tai yra tituškos, yra tie patys rudmarškiniai, nusamdyti kaip du apsauginiai saugoti Žemaitaičio susitikimą. Užduotis yra palaikyti tvarką taip, kad stumdytis nebereikėtų pačiam Žemaitaičiu. Savo šituo Panevėžio susitikimu rodo, kad jisai kūrėsi savo asmeninį galios monopolį, kuris veiks taip, kaip bus aktualu jam. Ir yra apie 10 žmonių komanda, kur kiekvieną pagal jūsų veiduką sutikrina jūsų Facebook'us ir žiūri, kas kaip yra. Atsisės dabar aš tau sakau. Kas privertė tapti revoliucionieriu? Man atsibodo skaityti šitą verkimą, kaip mus kaip objektus kažkas varto kaip blyną. Abi pusės kaltos ir blogai. Už ką man tokia dalia? Nu tai keisk tą dalį. Aš į tave nesikreipsiu. Nes tu nesi autoritetas. Jeigu kažkas tave šiandien vadina chalturščiku ir rytoj tave vadins tarakonu, Kai ateini pas Kalugą, tai gauja tų tokių gaidukų. nesileis, kad su tavim šitaip darytų. Ir galvoju, gerai, velniop. Aš jūs klausiu iš valstybės saugumo departamento. Tai tame, kiek aš matau, nors ir nuo galinės sėdynės lyderis yra Gintautas Paluckas. Kartu su Remigijum Žemaitaičiu, kaip pora einantis nuožmiai. Paikšto gandai, kad kultūros protesto iniciatoriai gal pasuks į politiką. Ir jau turbūt ne vieno klausimo tokio esi sulaukęs.